Mielieji, baigėsi beveik pusketvirtų metų trukęs projektas alternatyvių investicijų detektorius. Visi jį jau atpažįstame ir žinome. Labai džiaugiuosi, kad šis projektas susilaukė daug teigiamų įvertinimų, sudarytos galimybės socialiai pažeidžiamiems asmenims atsistoti tvirčiau ant žemės, susirasti darbą, kuris vienam gal buvo pirmas žingsnis savarankiško gyvenimo link, kitą galbūt įgalino atgauti savivertę ir atsitiesti po ištikusių negandų. Įgyvendinant projektą panaudota beveik 5 milijonai eurų Europos socialinio fondo lėšų. Ir tai yra pati geriausia investicija, nes tai investicija į žmogų, skatinant jį keisti savo gyvenimą. Apie 3000 socialiai pažeidžiamų asmenų dalyvavo projekto veiklose. Pusė jų pradėjo mokytis arba dirbti. Virš 70 organizacijų, projekto partnerių iš 20 Lietuvos miestų ir miestelių dalyvavo įgyvendinant šį projektą. Jis buvo svarbus ne tik todėl, kad buvo ieškoma inovatyvių socialiai pažeidžiamų asmenų socialinės įtraukties būdų, bet ir pats savo įgyvendinimo sprendimu buvo inovatyvus. Bendradarbiaujant Europos socialiniam fondui, nevyriausybinėms organizacijoms ir Vilniaus universitetui atrinktos efektyviausios projektinės idėjos, jos išbandytos, o jom pasiteisinus, jos įgyvendinamos platesniu mastu. Nors ir užverčiame vieną puslapį, bet tuo pačiu atverčiame kitą. Jau suplanuota, kad pasiteisinusi geroji alternatyvių investicijų detektoriaus projekto praktika turės tęstinumą ir toliau bus finansuojama 21-27 metų laikotarpio ES fondo lėšomis. Paskelbtas kvietimas teikti projekto paraišką. Tad vėliausiai iki kitų metų vidurio galėsime pradėti su naujų projektinių idėjų atranka ir įgyvendinimu. Baigdama, norėčiau padėkoti visiems prisidėjusiam prie projekto gimimo, užauginimo ir tų rezultatų, kuriais šiandien galime pasidžiaugti ir pasidalinti. Pirmiausia, ESFai už projekto idėjos įgyvendinimą, už partnerių įtraukimą, bendrystę ir lyderystę įveiklinant naują savo pobūdžių schemą. Taip pat ekspertam, kurių profesinė kompetencija ir žinios ne tik padėjo atrinkti geriausias projektinės idėjas, bet partneriams jas profesionaliai įgyvendinti. Taip pat visoms organizacijoms, dalyvavusioms kaip projekto partneriai, kurios visada matė pagrindinį ESFA tikslą žmogų ir dirbo tam, kad kiekvienas projekto dalyvis pajaustų naudą, gautų pagalbą ir reikiamas paslaugas. Ir žinoma visiems projekto dalyviams už drąsą ir motyvaciją keistis ir keisti savo gyvenimus. Linkiu visiems produktyvios ir prasmingos dienos ir iki kitų susitikimų, kuriuose turėsime progų apžvelgti ir dalintis naujais iššūkiais bei rezultatais. Geriausi linkėjimai jums visiems.